A kategorija, aš važiuoju į 3 pamoką. Praeitoj pamokoje pravažiavom praktiškai visus pratimus. 8 jau buvo tarp kuliukų, o ne ta nupiešta 8 tokia mokamaja. Tada buvo gyvatelė lietoje, buvo lėtas važiavimas, pagreitėjimas su stabdymu. Tada išvažiavimas iš garažo, kuriame man per 1 ir 2 pamoką blogiausiai sekasi, tai tikiuosi šiandien per 3 bus geriau. Tai šiandien, taip sakant, expectationai šitai pamokai pagerinti visus įgūdžius ir Tautvydas sakė instruktorius, kad turbūt kitą jau pamoką važiuosim į kitą aikštelę, tą artimesnį prie Regitros, Vilnius ir bandysim dar tenai važinėti. Nu ir greitai važiuosim mokytis jau gatve važiuoti. Šiandien yra balandžio 21 diena, 25, atsiprašau. 6 laipsnius lauke, šviečia saulytė, 10 valandą 30 minučių, rytas. Manau, kad šiandien bus biškiai šalčiau. Nu, pažiūrėsim. Minusas yra tame, kad neleidžia filmuoti visą pamoką, o tik tai atkarpelius, tai dėl to daugiau bandau pasakot, dalintis savo kažkokiais komentarais, savo pasiekimais. O jeigu leidžia nufilmuoti, tai aš tikrai filmuosiu. Važiuoju su gera nuotaika, žiūrėsim, kaip man seksis šiandien. Aš jau persirengiau, šalmas. Aikštelė atrodo dabar taip. Jau matau, kad kažkas tenai važinėja. Su saulyte visada yra smagiau. Gerai, einam važiuos. Aš tik po pamokos, emocijos kaip visada labai fainos. Daug išmokau visokių naujų dalykų, to viską papasakosiu. Taigi, 3 pamoka praėjo labai fainai, sakyčiau, patobulėjau. Tas pratimas, kur man buvo sunku išvažiavimas iš garažo, pasirodo galima duoti gazo. Nu, tipo, ten principas toksai, tu stovi ir gali sukti arba į kairę į dešinę, instruktorius tau turi parodyti kryptį ir tu turi gražiai išvažiuoti ir neužgesti. Tai visus kartus aš dariau tik su sankaba be gazo, o pasirodo, kad galima ir su gazu. Tai žodžiu, daviau biški gazo, reikia jausti, aišku, ir viskas gaunasi. Daug paprasčiau man. Tai gyvatelės kažkaip lėta gyvatelė normaliai. Šį pamoką jau 3 pabandžiau ir greitą gyvatelę. Viskas ok, tiesiog reikėtų lygiai laikyti greitį ir viskas gaunasi ok. Taip pat buvo kliūties apvažiavimas, turi išsibėgėti, pravaryti pro vartus ir apvažiuoti kliūtį ir grįžti į tą patį juostą. Tai kažkaip viskas ok, labai lengvai, nu, man bent. Ir paskui buvo išsibėgėjimas ir stabdymas, kada instruktorius pakelia ranką, tu turi sustoti. Pirmus 2 kartus pračiuožė man galinis ratas, reikia pajausti galinį ratą, su priekinį, nu, aišku, nepračiuožė, jeigu pračiuožtų, tai ir mano snukis pračiuožtų per asfaltą turbūt. Tai va, bet, žodžiu, 3 kartas jau geriau buvo, tik jau ties sustojimu biškai pračiuožė ratas. 4, 5, 6, žodžiu, viskas ok. Tai tiesiog reikia pajausti emociją. Realiai 7% priekinis stabdis ir 30% galinis. Nu, lyg tai taip kažkaip veikia. Tai va, tai išvada labai fainai, gaunasi neblogai. Tautvydas sakė, kad kitą kartą važiuosim į miestą. Tai susitinkam kitą kartą kitoj aikšteliai ir bandysim važiuoti į miestą. Šiaip, manau, dabar atvažinėdamas taip, nekritinių klaidų tikrai nedariau, nu, bet stresas gali paveikti, aišku. Ir nekritinių klaidų galima pririnkti egzaminos metu, tai reikia vis tiek iki tobulumo viską atšlifuoti ir tikėtis, kad išlaikysi. Tai va, tai kitą kartą važiuosim per miestą, tikiuosi jau užkabinsiu kamerą savo ant šalmo ir žiūrėsim, kaip man seksis važiuoti. Tai va, su jumis buvo aš Jūra ir iki kitos A kategorijos pamokos.